turime sodybą Ivoškų kaime. Poligonas nuo mūsų, kiek matosi pagal žemėlapį, kažkur apie 100 metrų nutolęs bus. Toliau bus apie kokio už 300 šaudymo zonos. Jos dabar čia buvo vaizduotos jau sumažintos, nors pirmą matėm variantą buvo net iš 4 pusių šaudoma, reiškia. Tai dabar, kaip žmonėm reikės gyventi už to 150 metrų, kada bus šaudoma koviniais pabūklais, tai gaubicom, tankais, tai nebus su kažkokiais duslintuvais ar panašiai. Tuo labiau dar yra ornitologinis draustinis už 300 metrų, kurį saugo irgi labai. Tai kaip jūs įsivaizduojat, perės paukščiai ten arba kituose draustiniuose, kaip čia sako, medžioklė vyks. Kokia ten medžioklė, ten žvėrių nebus, jie visi bus išbėgę. Dar kai vyko diskusijos, man keistai, suprantat, mums kažkada aiškino, mes norėjom atsistatyti sodybą ant ežero kranto. Pasakė, kad negalima, kadangi ten yra baliniai vėžliai panašiai. Dabar, kaip uždavėm šitą klausimą, kažkodėl gamtininkai net parašo nesąmonė, ten nėra jokių vėžlių, ten nėra jokių, suprantat, kurtinių. Tai labai įdomiai vyksta, suprantat, jeigu mes tik tai užduodam šitokius klausimus, ponas Vaišnoras mus pavadina, suprantat, užsienio žvalgybos kažkokiais, suprantat, agentais ar panašiai. Atsak, žmonėm jūs neduodat jokių paaiškinimų, jūs dabar čia tik tai kažką papasakojot apie, kad puls, kad panašiai, o konkretumo nieko nėra. Ir žmonės tarp savęs bando įsiaiškinti, kas tą išgirdo. Jūs viską šitą sekat ir paskiau priešinat žmonės, vienus vadinat kažkokiais vatnikais, kurie nori savo turtą apginti. Aš noriu dar priminti vieną dalyką, kaip patriotiškumą nori išugdyti iš mūsų. Koks čia gali būti patriotiškumas, jeigu mane antrą kartą jau bus išvytas iš žemės? Mano seneliai buvo vieną kartą išvyti iš to žemės, dabar aš būsiu išvytas iš to žemės. Ačiū labai už klausimą. Žiūrėkit, ačiū labai už klausimą. Ir dar noriu, atsiprašau, kompensacija niekaip neatstos mums tą, ką mes ten įdėjom ir kiek mes ten sumokėjom už tos sodybas, žinokit. Gerai, ačiū labai.